Dar viena neįtikėtina naujiena, tai čia teisingiausiame portale LRT LT, kad aplinkosaugininkai kreipiasi į prezidentą Nausėdą, kad aplinkos ministerijos atidavimas Nemuno aušrai yra grėsmė, tik aš nežinau, ar valstybei, ar demokratijai, ar kam. Žinant Remigijaus Žemaitaičio požiūrį į buvusį aplinkos ministrą ir dar esamą, dar vyriausybė neatsistatydino, tai Remigijus kaltina jį visiškai žlugdant žemės ūkį, kad visi įsakai, viskas yra nukreipta prieš žemės ūkį ir negalima nesutikti, nes yra labai daug visokių įsakų, ten negalima išsimiešti. Paskui ten atsimenat, negalima kailinių žvėrelių ūkių, kas irgi ūkio šaka, žemės ūkio šaka buvo. Negalima to, ten negalima nečipuotų ten šunų, kačių ten. Dabar dar susidūriau, kad negalima neregistruotų ožkų. Ir pasirodo, mūsų ožka visą laiką buvo registruota, tiesiog aš to nesidomėjau ir viskas. Ir čia iškart aktyvistai už tvoros skųsti, inspekcijos važiuoti, melagingus protokolus surašė, nieko nenurodė, kaip ištaisyti viską. Galvos skausmas. Ir aišku, prie tokio ministro yra duota žalia šviesa naikinti žemės ūkį ir Remigijus visiškai yra teisus. Ir jeigu aplinkos šita visa politika nebus nukreipta prieš žemės ūkį, tai nėra jokios grėsmės. Ta visa melagystė, kad karvės bezda, tai visi žino, kad tai yra melagystė, nes kiekvieną dieną visi dalinasi žemėlapiais, kiek lėktuvų skrenda. O jeigu paimti teoriją ir praktiką klimato kaitos, tai dar 2012, va čia namuose mėtėsi žurnaliukas Iliustruotas mokslas, ir buvo parašyta labai aiškiai, kad pirma priežastis klimato kaitos yra iš tikrųjų saulės audros, apie kurias dar niekas tada negirdėjo, bet jau žurnalas rašė. Antras ugnikalniai, trečias pramonė, fabrikai ir tik tai ketvirtas žemės ūkis. Tai saulės audrų mes sustabdyti negalim, ugnikalnių sustabdyti negalim, fabrikus galime sumažinti, bet mes jų nemažinam, o Lietuvoje pristatė buvusi valdžia vandenilio fabrikų, Rainmetalo fabrikų, Giraitės ginklų fabrikas veikia visų pajėgumų ir smirdina baisiausiai Kauno apylinkėse. Kažkas prie Vilniaus veikia, taip kad visi miegamieji rajonai 100 PM2 kietųjų dalelių. Pati ten visą vasarą buvau, tai čiut neužtroškau, koks ten baisus oras yra Karoliniškėse. Ir visą laiką dalelių tarša. Ir visą laiką aiškina, kad žemės ūkis, tai o kas ten smirdina Vilniui, pavyzdžiui, karvės. Tai čia aš nesuprantu tokių pareiškimų, kokia čia grėsmė, jeigu sustabdys žemės ūkio grevimą, o kaip mes be žemės ūkio, kaip mes iš viso atrodom, tai net Afrika augina bulves, Egiptas augina bulves, o Lietuva jau nieko nebeaugins, tai kaip mes atrodome pasaulyje.